graži daina. Nežinau, ar man pavyks angliškai pasakyti tos žodžius, kurie ten buvo. Bet skambėjo taip maždaug Lord, can you hear me now? O in my heart. Viešpatie, ar gali mane išgirsti? Ar mano širdyje? Ir kaip manot, ar Dievas išgirdo tą vaiką? O mus ar gali išgirsti dabar? Taip. Tai mes susikabinkim už rankų, tikėdami, kad Dievas mus gali išgirsti, pažvelkim į dangų. Truputėlį gavę viešpaties lietaus, viešpaties malonių lietaus ir malonių lietų, esame nuplauti ir nuskaidrinti, nes to reikėjo ypatingai mąstant šiuos du įsakymus, šios pirmuosius Dievo įsakymus, kurie truputėlį griežtai kalba, griežtai mus moko, tačiau su didelė meilė. Linkiu jum, kad šią meilę Dievui, Dievo vardui nešiotumėte širdyje iki pat savo gyvenimo pabaigos, kad to niekada neužmirštumėte. Šiandien diena baigėsi, tačiau nesibaigia mūsų gyvenimas. Oi, kadangi filmuoji, tai nueikim rankas nusimuoti. Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui, Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius amžius. Pamoju Gitarijui. Sveikatą gali. Susikaupiam. Dienos pasaulio šviesa. Pirma diena, tai toks įsibėgėjimas dar iš tikrųjų neįsijaučiau į tą tikrai tokį ritmą dar. Tokių didesnių kažkaip ir išvaizdą. Nespėjau pagauti, nes tiesiog bandau įsigyventi vėl mūsų demokratijai ir mūsų vadovų ir vaikų bendrijai. Ir jaučiuosi kažkaip tai ramiau negu kitais metais. Noriu tik pasakyti, kad mano širdyje viskas labai ramu. Kažkodėl tai net pati galvoju, kodėl aš nesijaudinu. Kažkaip turėtų būti jaudulys, taigi pirmą kartą visi būreniai ir panašiai, bet ramu. Aš manau, kad mes darome viską, ką pajėgime, kad vaikam būtų gerai ir tikrai, kaip vakar dalinomės, kad vaikai yra jau pripratę, lyg tai iš tikrųjų ne pirmas kartas jiems būtų stovyklai. Gal taip ir yra. Tikrai yra brandžių vaikų, kurie turi gana gilius išgyvenimus, tiek žinių atžvilgių, turi nemažai žinių ir jausmų atžvilgių. Kažkaip per mišias galvoju, pradėjau kas čia bus, kokia čia bus pabaiga. Jeigu pradės pilti iš kibiro, tai įdomu, ar čia mes apie dalturų išstovėsime iki galo. Ir vis meldžiausi, kad tai neįvyktų. Ir neįvyko. Kažkaip smagu, kad galėjau pabaigti ir vaikai iš tikrųjų taip kantriai stovėjo.